Aš esu Rimkutė Stasė Macedonskienė, gimusi 41 gruodžio 24. Mano mama buvo Ruškienė Ona, gimusi 16 metais. Ir mes gyvenom Šilalės rajonas, Kvėdarnos valsčius, Pajūralis, Kadaginų kaime. Mumis, dar mano buvo sesė Irutė, gimusi 47. Ir Ruškys Stasys patėvį išvežė į kalėjimą, į Vorkutą, o mumis į Sibirą. Mumis atvažiavo naktį, dabar mašina apsupa, buvo kareiviai su šunimis, liepė per valandą susiruošti. Momentu mama apalpa ir įgavo epilepsiją. Bet paskui aš atsimenu, kad nuvežė kažkur į stotį ir ten buvo tam stotį kareiviai su šunim iš vienos pusės, iš kitos sudėję į vagonus, o vagone buvom kažkur gal 50, gal 60 žmonių, kad buvo pilnas vagonas. Buvo. Ir paskui, kada mumis vežė, vis nuolatos buvo kareiviai su šunim iš vienos, iš kitos pusės. Daug labai vaikų ir labai senų žmonių išmirė pakely, kol vežė. Tai palikdavo stotį ir viskas. O kur jūs įdėdavo, kas nieks nežino. O kai važiavom, tada iškirsdavo skylį vagono dugne ir kažkokias paklodės ar ką ten užtiesdavo, jau kada norėdavom, į tualetą, ten, kai važiuodavo vagonas. O kada stotį sustodavo, tai po vagono visus suvarydavo. Bet sargybiniai su šunim stovėdavo iš šonų, kad tu niekrust niekur. Ir aš atsimenu, kada važiavom į Sibirą, tai tą Marija visada giedodavo ir poterius kalbėdavo. Ta Marija, skaisčiausia lelija, tu švieti aukštai danguje. Ta giedodavo visada. Mumis išvežė į Sibirą, į Zymos Irkutsko srities, Zymos miestą, miško fabrikas, lesozavod. Ir kažkur mes važiavom 1,5 mėnesį. O kai nuvažiavom į Zymą, kažkur mumis su mašina nuvežė į laukus kažkokius. Ir ten savaitį paliko, paskui jau jie skirsti kur darbininkus, kur taip, kitus išvežė ten į kolūkius, ne kolūkius, tada miškus ten buvo, į Zulumajų, į Hazaną, į Meždugranką, o mumis paliko Zymoj. Paskui, kada nuvežė į barakus, į vieną kambarį sudėjo po 2 šeimas. O tas kambarys, šitą didesnį patalpą negu kad būdavo. Tai vieni ant žemės kampe, kiti kitur ant žemės. Taip gulėjom. Paskui, po porą 3 savaičių, tada jau išdalina po vieną kambarį. Ir ten iš viso buvo
Pirmas barakas buvo rusų, antras, trečias, penktas, septintas, aštuntas, cigonbarakas 15-16. Šitiek buvo namų, visi namai buvo po 2 aukštų ir į vieną namą būdavo kiek tų šeimų. 3, 6, 9, 12 ir 12, 24 šeimas. Tai šitiek buvo. O kaip nuvežėm iš pradžių, davė kažkokias kortelės. Ir tą kortelį buvo, mes gaudavom, kadangi mama kaip į darbą, mama darbe apalpa, ją išmetė iš darbo. Tai mudvi su mama gaudavom po 100 gramų duoną. Turėdavom eiti naktį atsistoti į eilį, kad gautumėm tą, jeigu ne, tada tas talons prapuldavo, jau ant to negaudavo ant rytojaus. Jeigu gaudom 100 gramų į duoną, tai mes tą duoną laikydavom kaip medų. Kad mama kažką išvirdo, įdėdavo dilgėlių, bulvių, vieną kruopą kasauju. Kad aš išvalgydavau labai didelį tokį bliūduką, tos skysčio, kad vaikai lakstydavom, taip ir kliunkėdavo. Vien skysčių privalgysim, praein valandą, vėl apsisukęs, aš vėl valgyti norėdavau. O nebūdavo iš ko, nebūdavo. Kada Sibirė iš pradžių, kada eidavom, pradėjom į mokyklą, aš to dabar iš pradžių neatsimenu. Paskui buvo lietuviukų ir rusiukų klasė. Mūsų daug buvo lietuviukų. Gal kokį 15, klasė buvo kažkur apie 30 vaikų. Ten buvo visi mokytojai rusų. Paskui ant galo kažkur 8 klasėje, tada atsiradusi buvo mokytojai lietuvių. Jinai buvo pradėjusi mokinti lietuvių kalbos. Bet iš pradžių pradėjau, paskiau jinai susirgo kažkaip taip. O toliau aš tik baigiau 8 klases. Rudenį mumis veždavo jau 6 klasę. Mumis veždavo į kolūkį ten bulvių kasyti. Bet ten irgi kiek ten, kelias dienas pabūdavom ir atgal vėl sugrįždavom. 9 metai aš jau pramokau siuvinėti. Ir eidavau ruskiem siuvinėti. Siuvinėdavau užuolaidas. Juosios pas jųjų name tik būdavo laukinis duris, o visur vidinės duris jie siuvinėdavo užuolaidas. Aš siuvinėdavau, tai jo pinigų duodavo, tai bulvių duodavo, tai tą duodavo, taip ir paskui mes ir maitinom. Mama kaip papalpa, ją išmetė iš darbo. Tai per kambarius, kai buvo ten Sibirė, tai vienam, jinai drabužius išskalbdavo, tai kitam kambaris. Tai mumis tie visi lietuviai, tai viens atnešdavo duonas, kits atnešdavo ką nors. O kaip nuvažiavom tada ten, sesė, tuo jau po mėnesio laiką mirė. Sesiai buvo metukai ir jie už kartą, jinai ten mirė. Ten daug visų, kurie turėjo tokius mažamečius vaikus, visi išmirė. Nebuvo ką duoti, valgyti. Mes gyvenom, tai buvo apačioj, kai buvo pirmam aukšte išgriauta siena, padaryta per visą koridorių, ir ten lietuviai pasidarė bažnyčių, pasidarė altorių ir atvažiuodavo kunigai į Sibirą. Atvažiuodavo amžinatilis, viens yra palaidots kunigs Pagėgiuose, paskiau paskutinis kunigas buvo Kiškis.
Tada būdavo jau tos gavėnės, adventai, tai visada kalnus giedodavo. Irgi susirinkdavo pas vieną žmogų pačiu. O kada jau padarė tą, jau tom cigonbaraky iškirtą tą sieną padarė į bažnyčią per visą namą, tai tada ten jau giedodavo. Į tą pirmą komuniją priėjom Sibire. 54 Rūškys grįžo iš kalėjimo, tada gimė dar mano sesuo Regina. O 56 gimė sesuo, o 57 mirė mama. Mama buvo pašarvota juoda suknelė, baltas skarelė, buvo karstas. Ten buvo Sibire giedoriai žmonės, katrie giedodavo ir giedojo vis. Ir lietuviai buvo pasidarę ant vėliavas, gedulingas tokias 3 vėliavas būdavo pasidarę gedulingas, ir paskiau kryžių buvo. Ir į kapines buvo kažkur, gal už kokių 5 kilometrų. Buvo kapinės. Kapinės buvo iš viso už Zymos ribų toli. Tai mes visi tada jaunims buvo tautiniais rūbais, apsirengę, su vėliavom ir su karsto, mes mašiną karstą vežiau, mes visi iš paskui ėjom. Tai ten laidodavo ten padarydavo irgi kryžių, kadangi ten buvo miško fabrikas, ten buvo medienas, tai buvo padaryti kryžiai ir palaidojo krikščioniškai. Kaip mama mirė, Reginutei buvo 0,5 metukų. Tada Rūškys pasikvietė savo seserį iš Birabidžano, netoli Vladivostoko, ten buvo Rūškį tėvai ištremti. Jie atvažiavo ir aš su Rūškį seserį Reginutį nuvežėm pas Rūškį tėvų ten, kadangi man reikėjo eiti į mokyklą, nebuvo kam Regina žiūrėti. Paskui po 0,5 metų Rūškys apsiženė ten Mockienė. Jinai buvo irgi ištremta su sūnum. Rūškys apsiženė, tada nuvažiavo į Birabidžaną, parsivežė sesę Reginą. Ir paskui buvom aš, Rūškienės sūnus Zigmas, Regina buvo, tai mes buvom 5. 53, kada Stalins mirė, mes sužinojom, kažkas žmonių jie turėjo radijas, katrie žmonės dirba, ką jie uždirbdavo keli pinigų, tai jie turėdavo jau nusipirkę daug ko. O mes neturėjom nieko. Tada ėjo Rusijos visas verkdamas, Stalins mirė, o mes lietuviukai šokom iš to džiaugsmo, kada jau tas Stalins mirė. Bet irgi bijojom, kas nepamatytų. Tik paskui mūsiškiai, kada parėjo dokumentai, 59 sausio mėnesį gavo dokumentus, jau kad galim grįžti, o tai 59 kovą mes išvažiavom į Sibirą, į Lietuvą. Mes, kada jau grįžom iš Sibiro, mes grįžom tiesiai į Saviecką. Bitėnuose gyvena Rūškienės, Mockienės teta. Ir ta Mockienė pašnekėjo su ūkvedžiu,
O Vilkiškių direktorius buvo Burenins rusas, jis pasakė, gyvenkit, būkit, o paskui priregistruos. Nu, kada buvo atgimimas, tai tada jau dar man giminės į Reginą, dar amžinatilsį Regina buvo gyva. Tai sako, gali į Sibirą važiuoti, bet ką dabar gerai, kai mama mirė atgimims, tai ką buvo po 50 metų, tai ką aš te rasiu? Juk aš te to kapą nerasiu, juk aš nerasiu nieko.